Sveiki. Šiandien jums noriu pristatyti žmogų, kuris į mano akiratį papuolė tuomet, kai pirmą kartą išgirdau jo tyrą, nuoširdžią ir skambę žemaičių tarmę. Praėjusiais metais už pilietinės iniciatyvas ir pilietinės kultūros puoselėjimą Raseinių krašte jam buvo įteiktas auksinio lūšiuko apdovanojimas. Tai Arnas Mitra. Labas, Arnai. Aš pradėsiu tiesiai nuo klausimų. Pirmąjį turiu tokį sugalvojusi. Tau 21 metai ir tavo biografija jau be galo spalvinga. Kokią atsimeni patį ryškiausią pokytį savo gyvenime, kur prasidėjo tavo formavimasis visas? Kaip galėtum įvardinti, kur prasidėjo tavo asmenybės didysis visas, kai supratai, koks nori būti, ką nori veikti? Didžiausias turbūt savęs atradimas tai įvyko mokykloje. Galbūt lūžis buvo kokia 9-10 klasė. Aš puikiai netgi galiu įvardinti faktą, kuris buvo man tas, kuris paskatino mane kažką keisti ir kažko siekti. Tai buvo turbūt 9 klasės antras pusmetis, kai aš netyčia pabaigiau, visiškai netyčia, neplanuotai pabaigiau antrą pusmetį 9 baliu. Nors iki tol turėjau ten 8,5 ir panašiai. Ir auklėtoja tada sako, būtų pirmą pusmetį pabaigęs 9, dabar antrą turi būti garbę papuolęs. Mokykloje buvo tas renginys, mokyklos garbė. Ir aš visiškai netikėtai ant tos idėjos užsikabliavau, kad jeigu aš netyčia pasiekiau tą 9, tai jeigu aš pasistengčiau, tai galėčiau kažką daugiau pasiekti. Tai nuo to momento realiai ir prasidėjo visas mano tas kopimas, ėjimas tikslingai į kažką, į ką net nežinau po šiai dienai. Tiesiog noriu kažko siekti, naudotis tą laisvę, kurią turiu. Supratau. O mes žygiuojam Raseinių keliukais ir aplankome šį parką. Ar turi susijusių tikslų būtent su Raseiniais? Mano tikslai visada buvo susijęs su Raseiniais, net kai važiavau mokintis į Vilnių, visada žinojau, kad grįšiu į Raseinius vienaip ar kitaip. Nežinau, kas turėtų atsitikti, kad iš čia išvažiuočiau, kad ir tektų kur kitur gyventi, bet vis tiek aš čia tikrai mielai grįžtu ir vis dėlto kol kas tai sieju viską, ką darau, ką stengiuosi padaryti gerą, tai viskas yra su Raseiniu. Taip, bet daugelis mūsų jaunimo, kurie dažnai išvažiuoja studijuoti iš savo mažųjų miestelių į sostinės, jie nebegrįžta. Kodėl grįžti tu? Aš esu gal per didelis savo krašto mylėtojas, gal tam tikri patriotiniai jausmai pas manęs yra, pas dažno jauno žmogų iš tikrųjų tokių jausmų šiais laikais labai retai rasi, arba jie giliai užslėpti. Aš to niekada neslėpiu ir gal tas toks ir specialybė pasirinkta vis dėlto istorija, tai kažkaip riša prie to savo krašto ir tėvai sugebėjo įdiegti ir mokytojai tą meilę savo kraštui, tai aš kažkaip daugiau netgi kitąsyk atrodo perspektyvą matau čia, kur yra daug mažiau žmonių, kur gali kiekvieną pažinoti, negu dideliam mieste, kai tu susilieji su mase žmonių. Pakalbinau vieną iš tavo kursiokų ir kai aš paprašiau apibūdinti, kai pagalvoja Arnas Mitra ir kas pirmiausia iškyla jos prisiminimuose ar panašiai. Ji man pasakė taip. Kai pagalvoju apie Arną, man iš karto prieš akis naujosios kartos pedagogas. Kad tai? Taip. Pedagogika ir politika, tai nepaslaptis, daug pedagogų būna politikais, tai aš čia nieko keisto nematyčiau. Bet šiaip mano dabar planuojama ir jau nuo seno planuojama ateitis ir tokios kairės gyvenimo, tai pasukti tą pedagogikos mokslą. Stengiuosi kuo daugiau investuoti tai ir laiko, ir studijuodamas. Tai nežinau, kaip pasiseks, gali taip tik atrodyti, kai pradėsim dirbti, visai kitaip bus negu... Bet ar turi, tarkim, kažko, ką tu įsivaizduoji,
ką norėtum atnešti Lietuvos pedagogiką, mokyklas, tai, ko, tarkim, tu pasigedai, kaip pats mokeisi, arba ko matai, kad dabar trūksta, ar jauti kažkokiu, kokiu galėtum atnešti pokyčių vėliau? Pokyčių galbūt didelių neatneši, nes mokykla yra tokia institucija, kuri pokyčių nelabai mėgsta, bet aš gal tiesiog pasiūlyčiau, jeigu eičiau mokyklą dirbti, jeigu tai planuoju, aš tiesiog atėjau iš tokios mokyklos, kuri jau buvo kitokia negu visos Lietuvos mokyklos. Tai tą patirtį galima papildyti su sava nauja patirtim, kiek dar teks praktikuotis. Tai tas mokyklas nešti tokią naujovių, kurios mano mokykla jau dėgia nuo pat pradžių. Jeigu įmanoma kažką. Oi, pas mūsų ir su mokytojais buvo kitoks santykis, negu kitur viskas buvo liberaliai mokykloje. Aš kaip juokiuosi dabar, kad Šaltinio vidurinė buvo puikiai kalė liberalams, nes ten į viską tenais buvo labai liberaliai žiūrima, ten nebuvo kokios griežtos tvarkos ar kažko tokio, tai buvo tiesiog liberali mokykla, kuris skatino vaikus visur dalyvauti, projektai, važiavimai, mokytojai pasikaustė, tai ir gerbėme mokytojus, tokių visokių viskas susideda į krūvą ir užaugę asmenybę kažkokią ten, kur ta mokykla suformuoja, bet ta mokykla tikrai buvo išskirtinė. Kad jau paminėjai liberalus ir liberalumą, tai kodėl eini būtent po šios partijos sąrašų į rinkimus? Tiesiog ir mamos auklėjimas toksai buvo, ir mokykla davė tokį toną, taip kad čia jau viena mano liberalumo pusė, o kita, kad tiesiog besimokinant istoriją, tai nenori susiduri su modernios politikos gimimu, ten 19 amžiuje, 20 amžiuje ir tu vis tiek randi kryptį, kuriai tu labiausiai pritari. Socialistam ar ten konservatoriam ar liberalam, tai čia jau vien iš tų idėjų, kurias liberalai viešina ir aiškina, propaguoja, tai aš joms taip pat pritariu, tai todėl ir pasirinkau iš vienos pusės, nors aš kitiems žmonėms esu liberalus, pats savo, kaip asmenybė ir žiūri gyvenimą šiek tiek konservatyviai. Tai dėl to ir tie liberalai, nes liberalai vis tiek jie suka į konservatyvumo pusę, niekas man kitaip neįrodės, čia toks mano įsitikinimas. Ką gerai, ačiū, kad tu tikrai išeiti pasivaikščioti su manimi. Tikiuosi, kad ateinančiose rinkimuose tau padės ir istoriko, ir pedagogo, ir nuoširdaus žmogaus patirtis. Oi, ačiū tau labai, kad su manim pasivaikščiai. Malonu. Taip pat.